Vilniaus Lietuvos Rytas neigia visas išankstinės prognozes ir rodo, kad gali žaisti gerai. Vilniečiai ketvirtame Europos taurės ture namuose 92-80 pranoko iki tol be pralaimėjimų žengusius turkus Bandirmos Banvit krepšininkus ir tapo grupės lyderiais. Lietuvos Ryto žaidėjai iniciatyvą į savo rankas perėmė nuo pat susitikimo pradžios ir visas 40 minučių buvo priekyje. Ketvirtojo kėlinio viduryje svečiams dar buvo pavykę sumažinti atsilikimą iki 6 taškų, tačiau keli sėkmingi epizodai puolant leido lietuviams išlaikyti persvarą. Vienas geriausių sezono rungtynių sužaidė Lietuvos Ryto puolėjas Gedminas Orelikas, kuris pelnė 27 taškus ir pataikė 5 tritaškius iš 6 bandymų. Gerai žaidė legionieriai Billy Baronas pelnęs 13 taškų ir Kirilas Natjaškas surinkė 6. Labai džiaugiamės, kad laimėjom, tikrai aš manau, ne veltui jie yra grupės lyderiai, buvo teisingiau. Tikrai nebloga komanda, yra gera komanda ir labai malonu, kad su žaidėjais, ką sutarėm šiandien, tikrai daugumą dalykų išėjo. Svečiams Čarlzas Deivisas pelnė 20 taškų, E.G. Raulandas ir Vladimiras Dragicevičius surinko po 14. Varžovų treneris Zoranas Lukičius po rungtynių itin pyko ant mačo arbitrų. After the halftime, I said to my players, played with same aggression. Po pertraukos aš sakiau žaidėjams žaisti agresyviau ir priversti varžovus rinktis pražangas, bet kažkodėl teisėjai užfiksavo jų mažiau. Gavau techninę baudą už tai, kad atsisėdau ant suolelio. Aš buvau nepatenkintas, bet arbitrui nesakiau nei žodžio. Tiesiog atsisėdau. To negaliu suprasti. 14 taškų pelnės, tačiau net 7 kartus suklydęs Adas Juškevičius teigė, kad svarbiausiu metu teko daug improvizuoti. Jie antroje pusėje pradėjo viską keisti, visais dengiamaisiais, taip ne vienas derinys nesigavo ir turėjom daug žaisti, kaip sakant, 1 prieš 1, improvizuoti. Ir to paskui padarėm daug klaidų, bet, kaip sakant, ir sumetėm daug metimų gerų, taip kad svarbiausia laimėjom, pasiėmėm tašką, aplošėm grupės lyderius, dabar mes lyderiai. Kitas rungtynės Europos taurėje vilniečiai žais išvykoje su Jeruzalės Hapoel, kurie užvakar net 30 taškų skirtumu sutriuškino Eurolygos čempionus Tel Avivo Maccabi.